Kauno technologijų universiteto duris šiemet atvėrė 300 studentų iš 42 pasaulio šalių. Studentai iš užsienio džiaugiasi tuo, kad viskas čia yra labai pigu. Girdėjau, kad ši šalis yra gera vieta studijoms, nebrangi, žmonės draugiški. Tai nėra didelė šalis kaip Prancūzija ar Ispanija. Girdėjau apie kartų čia geresni dėstytojai. Mes turėjom daug pasirinkimų, bet Lietuva įdomesnė. Turėjau daug pasirinkimų, bet norėjau išbandyti kažką naujo. Negalėjau vykti į Škotiją, bet galėjau pasirinkti Lietuvą. Girdėjau, kad tai puikiai šalis ir tiesiog nėriau ją. Pasirinkau dėl KTU ir dėl to, kad ši šalis yra pigi. Lietuvos aukštosios mokyklos džiūgauja, kad kasmet užsienio studentų norinčių studijuoti Lietuvoje daugėja.